Каменė plečiasi. Buongiorno, Andrelį! Sveikas, Marijau, tu gal sėsi? O, palauk, tu taip nemandagiai. Man patys prisiminkim saugintai miestą. Nuostabus jis. Tarp miškų ir ežerų. Seniau tiem su draugais tinklinį lordų, o plankų animacijų ieškodavau. O geriausi prisiminimai tai apie Ūlą. Nuostabių, o kokia rankinio komanda stipri. Pažiūrim. Vėl degė kavinė Vytauto gatvėje. Varinos kavinė vyksta striukis ir atsisakė komentuoti. Ar Varinos vaira patikėsime žmogui be teisių? Meilutį buvo Varinoje, baseine neplaukėjau. Mama mia, Andrelį, įdomu, patinka. Tai ką tu užsiimi? Kad tu žinotum, draugė mielas, keliauju po savo mylimą Italiją, savo miestelyje, Verodą, beveik kaip Varėdą. Gyvenau, mokinausi, tarp kitko, iki 3 klasės norėjau būti Spidermanu. Deja, įkandau santechnikas. O, Andrelį, dabar aš noriu pamatyti Varėną, Lietuvą, Ūlos akį. Kaip man ten nuvykti? Eik ten. Okei! Rasa, parašyk tinklinio Ryliškin 5 šiandien. O tai Rasa nesvarvydo? Ne, dabar su manim. Mama mia! Viską rašau. Taip ką rašyti daugiau Asian. Pridėk Asian. Rašau viską direktorių rašau. Čia UK, ne Litva. Gerai, supratau. Viską rašau direktorius. Matai, kiek atėjo. Jūs perfectation čia, tai aš dabar rašysiu. Jo, neblogai. Normaliai. Nelabai. Graži barsa. Ačiū ir savo plaukai geri. Buongiorno, London! What the? Kas tau yra? London Festa? Gal tu nori biškį? No. Who are you? Kas tu esi? This is me, man. And who are you? O, Oh, you know what I am? tu žinai kas? You know what I do, huh? I'm director of Vėjo nublokšti. And I am not a direktorių. Erka. Rašau viską, rašau direktorių. Rašyk, negali. Žmonės, aš keliauju į Lietuvą, į Varėną, į Ūlos akį. Galiu praeiti. Praeiti? Direktorius aš, kokį manį nori eiti. Kur pinigai? Pinigai? Mani! Idioto. Na, palauk. Erka, eik tu fed, bandyk tu. Eik tu storation, aš planation. Varau. Erka! Vyrai, nedūskis, aš čia dirba. Na, palauk tu. Buongiorno! O, siaubė. Sveiki, Ignas Algirdas grafas Zagreckis, Stasys Povilas Kastytis, Valero Belarusas. This is me. Why? Malonu susipažinti. Ponas, matau, jūs protingas. Gal ne tiek gražus, kiek protingas, bet protingas. Kur yra Lietuva, Varėna, Ūlos akis? Oi, žinokit, ponas jums pasisekė. Čia ir yra Lietuva, o Varėna
Kažkur girdėta, kažkur. Taigi Varėna, ten, kur Turonis gyvena. O Turonis gudrus žmogus. Jis sako, bijok ne peilio, o šakutis. Vienas duris, 4 skylutės. Bet šako jisai nieko nebijo. Teisybė. Žinot, aš mėgstu mįsles. Jei įminsit, aš nuvesiu pats jūs į Mariną. Tenka? Okei. Ar žinote, kodėl karvė neduoda pieno? Eigulys dešimtį peršuvė. Na kalis, ponas. Taigi galva girnosis. Eime, nemokat mislių, patiko. Eime, sektas. Einam žemyn, tas kėlio karjeras, tas žemyn, per čepkelių raistą, praeinam ir kėtinę eilę. Pasirašinėt, ponas, jūs kažkos reipas, einu greičiau, čia mano tėvų dvaras buvo. Stupido! Šiandieną jūs matote magijos į akrobatikos grupę vėl į... Ir štai mano sesė Lana. Ir brolis Michailovas. Ir mes esam brolis su sesuo, bet ne kaip pradžia tėvai. Ir šiandien mes atliksime triuką iš juodosios magijos. Taigi, man reikės vienas savanoris. Sakykite, kuo jūs vardu? Taip jūs. Ne, ta šiek tiek išmėgė. Kuo jūs vardu? Taip jūs. Sakykit. Jėnis sceninis vardas. Bandero! O, turim savanorių. Broli! Sakykit, kuo jūs vardu? Prisispėj. Mariuša, gulkitės ant žemės. Jau kultysi? Būdam. Triuko esmė paprasta. Įstosime į riomerį nekivaizdžiai, teisė ir valdymas ir pabandysim gauti darbą. Sesė, kad tau būtų sunkiau, padarysiu, kad mano viena koja svertų 1,5 tonos. Pradėkime. Pirmas kursas. Istorija. Antras. 2 skolos. 3. Išmeti iš bendrabučio. 4. Dekretinis. Grįžai po dekretinių. 5. Baigė. Sesė, darbo negavo. Čia ne tavo bėda, broli, šitas blogai dirba. Ponas prašom susimokėti už studiją šį. Palaukit, mančiu. Bus jūsų rogas ateina. Tik tavo bėdos. 16 tūkstančių. Čia ne tavo. Čia ne tavo, broli, kaltė. Mes vis dėlto rasim žmonių, tokių žmonių, kad jie kažką baigtų, kad jie kažką sugebėtų, kad jie kažką sukurtų. Gerai, sesė, pabandykime surinkti tokią komandą, kuri kažką baigusi galėtų kažką dirbti. Sesė, laikyk mano astralinį kūną. Šiek tiek dešiniau. Sesė, jauci, kaip ant sienos lipa 100 kilogramų. Taip, Lukas. Vėliau nubaustai direktorius. Jis baigė profesinį išsilavinimą, dirbo pasienyje. Grįžo iš Anglijos tam, kad sudalyvautų maišatinėje. Toliau. Kostas. Personažas Mario. Kostas puikiai valdo. Ar jaučiate, kaip banguoja siena? Kostas sveria 100 kilogramų. Jis puikiai valdo peilius ir ugnį virtuvėje. Tik dešinė kažkuklėsnis, jis ar bulvių maišas. Šiek tiek dešiniau, sesė. Taip, Dionizas. Personažas Nerijus. Mokėsi biologiją, įstojo VGTU. Žaidžia rankinį. Nieko nepadarysi. Vytautas. Filosofas. Personažas Ignas Algirdas, Mykolas Stanys, Grafas Oginskis, vyresnysis Aleksandras Zigma Valera. Vardu 40, o pats sveria 70. Vytauto moto
personažas Andrelis. Taip, jis myli jas, gražias, nuostabės, gražias, taip jas, mašinas. Neseniai išsiskyrė su panelė. Nežinau, turbūt svetimus į mane, arba interesai nesutapo. Sesė, ar tu jauti? Aš bijau. Atrodo, mums pavyko. Tai, broli, aš ir jaučiu. Mes sukūrėm komandą. Komisija, kaip jums pas Marijo? Nebijot, kad atsiras kažkada iš po šulinio važiuojant keliu, toks su ūsais, vieną pametęs. Kadangi turiu mane vardu Supermenai, tai privalau pasisakyti, aš baigiau Riomerį ir žaidžiu tinklinį. Iš tikrųjų, noriu pasveikinti, kad jūsų komanda turi labai daug personažų ir visi yra pakankamai ryškus. Tik, kadangi jūs labai profesionaliai pasirodėt, noriu pakritikuoti dėl to, kad prieš jūs pasirodė jaunesnieji atstovai turėjo labai daug tokios dinamikos. Jūsų, man atrodo, pasirodymas buvo šiek tiek ilgokas, bet visą tai atpirko super intelektualus, labai gerai apgalvotas, labai gerai surežisuotas. Ir pabaigoje iš tikrųjų labai skaniai tas duetas atsiradęs, manau, visą tą tempą truputėlį pagreitino. Šiaip šaunuoliai ir tikrai matosi tokia labai gera patirtis ir visos aktualijos tokios geros aptartos ir iš įdomaus kampo pažiūrėta. Tai labai ačiū. Šitą komandą jūsų privertėt mane